Norintis pakilti aukščiau dangaus ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai, nuo šiol gali apsilankyti Anykščiuose. Čia aukščiausioje Lietuvoje dvibokštėje Švento Mato bažnyčioje įrengta apžvalgos aikštelė, kur jūs pakilės į 33 metrų aukštį. Akivaizdu buvo, kad žmonėms reikia parodyti miestą iš viršaus, kaip kad matome senose nuotraukose. Ir todėl kilo ta tokia idėja, mintis ir pastatėme 33 metrų aukštyje apžvalgos aikštelę, iš kurios matyti labai gražus Anykščiai, gražus miestas, Šventosios upės juosta, Šventosios upės žali slėniai ir subtilus, mažas, kultūringas, urbanistinis audinys miestelio. Be ES, be abejo, mes bent jau dabar tai tikrai nebūtume įrengę ir dar neaišku kiek metų, kadangi dideli tai yra pinigai ir tai yra didžiulis dalykas savivaldybėms, ES parama, ypač vystant viešuosius objektus, kultūros paveldo objektus, pritaikant juos ne tik tai to miestelio gyventojų, sakykime, poreikiams, bet ir kad visa Lietuva pamatytų, ką turi maži miesteliai. 186. Būtent tiek pakopų reikia įveikti, kad galėtume pasigrožėti nuostabia Anykščių miesto panorama. Pajausti ES struktūrinių fondų teikiamą naudą galite ir jūs apsilankę ne tik Anykščiuose, bet ir daugybėje objektų visoje Lietuvoje.